Tas tikslas yra, kad turi vietas, paimti failus ir atiduoti. Galėti dirbti su failais. Tiesiog, galėti dirbti su failais. O kai nori dirbti su failais, ko tau reikia? Galėti. Taip. Tai tau reikia galėti sukurti failą, nes tu nori kažką įrašyti, pavyzdžiui, naują dalyką, ne? Tau reikia galėti perskaityti, kas yra parašyta faile. Tau reikia galėti. Tai va čia ir yra programa, kuri tai padaro. Kur mes dirbam? Kokioje aplinkoje? Koks jos yra pavadinimas? Node.js. TypeScriptas yra kalba, kurią tu rašai kodą. Aplinka. Node.js yra programa. Mesgi ją instaliavom. Tai vat ta programa ir dirba. Ir ta programa mums ekspausina failų sistemos visokias funkcijas. Tokias kaip failų sistemą atidaryk kažkokį failą. Failų sistemą kažką tai įrašyk. Paskui ten bus failų sistema perskaityk. Tai čia ir yra tos. Įsivaizduok, ką reiškia užregistruoti vartotoją. Pat ateina vartotojas į tavo tinklalapį, ten yra registracijos forma. Ne? Suveda e-mailą ir passwordą, whatever, dar ką nors parašo. Kaip ta informacija, kai ateis iki tavo serverio, ką tu su ją veiksi? Kaip tu žinosi, kad tas vartotojas yra užregistruotas? Pavyzdžiui, jeigu vienintelis įrankis, su kuriuo tu gali dirbti, yra failų sistema. Tai reiškia, kažkur turi būti kažkoks tais galiausiai failiukas. Čia koks nors maždaug mano vartotojai.json, kuris galiausiai turi turbūt turėti masyvą, kuriame bus objektai, kuriame bus name ir ten koks nors Jonas, kurio e-mailas yra ten blablabla@blablabla.lt ir kurio be abejo dar ir passwordas yra ten šuldu. Ir tada žiūrėk, antras vartotojas turės ateiti užsiregistruoti, jisai čia turės kažkaip išsisaugoti. Klausimas kaip? Tai vien šitą failą apskritai kažkas turi galėti sukurti. Ir kai jis yra sukurtas, kažkas turi galėti jį vis atnaujinti. Pridėti ir dar pridėti ir dar pridėti. Jeigu vartotojas išsiregistruoja, galėti pašalinti. Tai reiškia, apskritai aš turiu galėti redaguoti failą. Jeigu taip saugau šitą informaciją, nes jeigu, pavyzdžiui, ne failę saugai informaciją, tai tada kitas klausimas, tai kur tu saugai informaciją? Nes jeigu serverį tu restartinsi, dingo elektrai, vėl įsijungia, būtų gerai, kad mano visi, kas registravosi, kad mano serverio logika vis dar žinotų, tu vis dar registruotas. Kad tu gali prisiloginti iš ten vienos vietos, kitos vietos, tai klausimas, kur saugusim info? Vienaip ar kitaip. Tai jeigu įrankis yra failai, tai nori, nenori, tu turi galėti sukurti failus, skaityti failus, tai dar kažką daryti su tais failais, juos atnaujinti, trinti, dar kažką ir taip toliau. Ką reiškia vienodamas? Aš nežinau, ar matėm, ar viskas vienoda. Bet, prasme, tai yra universalus dalykas, ką reiškia sukurti failą. Reiškia, aš galiu failus kurti ne tik vartotojų informacijai saugoti, bet įsivaizduokime, jeigu vartotojas kokį nors ten kaip WordPress'as, tarkime, ateina, užsiregistruoja pas mus, sako, noriu savo tinklalapėlį susikurti ir mes jam kažkokioj tinklalapio formoje leidžiame rašyti savo CSS-ą.
Žmogus pasirašo savo CSS, ten tą visą kodą, tekstą, turinį, ne? Ir klausimas, ką mes tada darome, kad jo tinklalapis, kai užsilaudins, kad būtų pritaikytas jo tas CSS. Tai man atrodo, jo atsiųstą kodą analogišką aš turiu kažkur išsisaugoti. Aš iš anksto jo nežinojau, tai reiškia, man reikia sukurti naują failą su to vartotojo tinklalapiu skirtų custom CSS, kurį jis pats pasirašė, kaip pavyzdys. Ir tada turėsiu galėti kiekvieną kartą, kai atidarinės tą puslapį, nueiti ir žinoti, kur tas failas padėtas, unikalus pavadinimas, perskaityti jo turinį ir tada atidavinėti. Tai aiškiai, vėl man reikia gebėti ne tik sukurti naują failą, bet ir perskaityti, kas jame parašyta. Elementariai. Tai jo. Ir žinoma, jeigu ateis jisai paredaguos savo stilių, tai kažkada reikės dar žiūrėk ir updatinti contentą. Tai čia universalus. Kokį failą tu to nori updatinti, čia neįdomu. Svarbu, kodėl tu nori kažką daryti, ne? Tai arba mano sistema tą nori daryti, arba mano vartotojai tą nori daryti. Ir tada tas failai tai yra būdas, kaip aš serveryje saugau informaciją. Jep. Tai čia yra tokios universalios šabloninės funkcijos, kurias bus galima įvairiuose kontekstuose naudoti pagal poreikį. Kas tą funkcionalumą iškvies, ar sistema, ar vartotojas, nežinau. Bet kas, kam reikės, tas iškvies. Asynkas. Promise. Kas čia per promise? Promise. Boolean. Oh boy. Tuo šitą užkomentuosim. Ir Noise fikstant manęs. Gerai, quick fixes. Jisai nemato does not exist on file, viskas čia gerai, bet aš norėčiau pasakyti, kas yra x-as, o x-as yra, jo, jis mato, kad yra n tipų ir grąžina promisą, kurio nežino. In advance. Ok, cool. Ok. Tai grąžinsim šitą daiktą. Beveik. Ir creatas. Creatas. File. New. Taigi viskas čia normaliai. O jis įpyksta. Promise. Nes jam nepatinka. O va. Eroras. Šičia jam nepatinka. Dar vienas dalykas. Stringas arba eroras. Šitas eroras. Dabar galvoju, čia jisai leis pasakyti, kad jis yra kaip eroras. Ne, čia neleidžia pasakyti. Nu, problema. Tai tada mes pasakysim, kad šitas daiktas yra masyvas, kuriame yra booleanas ir eroras. Ir tada visa funkcija tampa tvarkinga. Nes čia tai jisai pats sugeba suprasti, kad masyvas grįž booleanas pirmas parametras, o antras parametras bus stringas, bet šitoj vietoj, kai catch'as pareina, jisai sako, nesuprantu, kas tas eroras. Gali tipo būti bet kas. Iš anksto nesupranta. Nu, tai pasisakysim, kad štai kas čia pareina. Kitas variantas būtų turbūt pasakyti, kad eroras yra error,
turbūt taip būtų galima pagudrauti, bet error konstruktorius. No, it's not assignable to type. Oh, ne. Ok, tai visgi erroras yra as erroras ir oh, shit. Kodėl jis pyksta? Stringas arba erroras. Koks tu, kas jam nepatinka? Ką tik aš pasakiau, kad jis toks arba toks. No, anyways, paliksim šitą paprastai. Nekenčiu TypeScript'o. So, create'as. Šitą galima suskleisti. Async. Read'as. Principas labai panašus. Turi žinoti, iš kurios direktorijos, kokiu pavadinimu failą nori perskaityti. Pirmas dalykas, ką tu bandai padaryti, tai rasti, kur tas failas yra. Ir tada bandai perskaityti. Ir vėl yra žodelis stebuklingas await, tai reiškia, mes laukiam, kol tas perskaitimas įvyks, nes jeigu failiukas super mažiukas, tai kaip ir viskas labai greitai, bet jeigu failas gigabaitinis, tai žiūrėk užtruks. File systems, tai yra tas node modulo baziniai elementai, bazinės funkcijos. Įsivaizduokim, jeigu dabar mes tikrai norėtume susikodinti darbą su failais, operaciniai sistemos lygyje. Bet kaip kokį mes va čia nueinam į kodą, ką mes čia turėtume tokio stebuklingo parašyti, kad pas mane va čia medyje atsirastų naujas failiukas. Aš tai, žinokit, net nenoriu pradėti. Ten kosmosas. Vat, kad visiškai nuo nulio. Tarpsme, ne, kokį man kodą parašyti, įsivaizduoju, kad kompas yra švari mašina. Nieko nesuinstaliuota. Visiškai nieko. Jis nieko nežino, absoliučiai. Tuščias, švarus popieriaus lapas. Nieko nežino, absoliučiai nieko. Tai ir klausimas, tai pirmas dalykas, mes turėtume išrasti savo programavimo kalbą. Pirmas dalykas. Antras dalykas, iš tos kalbos mes turėtume sugebėti padaryti kažkokią programą, kuri galiausiai vadintųsi operacinė sistema. Operacinė sistema dar yra subprogramų rinkinys pasirodo. Tai ir toj operacinės sistemos lygyje mūsų ta programavimo kalba turėtų kažkaip tai sugebėti pasakyti tai operaciniai sistemai, kad nueik ir padaryk už mane darbą. Nes realiai failus, kai ten kažkas, pavyzdžiui, kūrė, tas open dalis. Ne JavaScriptas kūrė, ne jisai kūrė. Jisai pasako operaciniai sistemai, nueik ten ir padaryk už mane šitą juodą darbą. Ir operacinė sistema eina ir daro, ir kai jinai padarys, jinai grąžina žinutę, kad jau padariau, arba įvyko klaida, kaip pavyzdys. Tai klausimas, ar mes norime sukurti kažkokį parašyti kodą, kuris dirbtų operacinės sistemos lygyje, ar dirbtų kaip abstrakcija su file sistemo moduliu, ar mes norime dar ant šitos abstrakcijos dar dirbti. Nes FS, file sistemo modulis, aš taip, pavyzdžiui, nežinočiau, nuo kurio galo pradėti man programuoti, kad sugebėti Windowsams, nes dirbu ant Windowsų, pasakyti, kad kaip su ta 10 Windowsais, su ten 7 Windowsais, kaip jiems pasakyti, kad nueik ir tam tikroje vietoje sukurk failiuką, kurio aš noriu. Tai careful žybu, kad skirtingose operacinėse sistemose yra skirtingos komandos, nes tiesiog skirtingos architektūros operacinių sistemų. Tai gali būti, kad jos savyje kažkokį turi irgi modulių operacinės sistemos lygyje,
kuris kūrė tos failus ir jisai vienodas galbūt tarpusų, bet galbūt skiriasi. Ir man, pavyzdžiui, tuo rūpintis nereikia. Tie, kas kūrė Node.js-ą, jie pasirūpino, kad jeigu Node.js-as sukasi 10 Windows'uose, tai tada mes su operacinė sistema bendrausime vienaip. Jeigu šitas Node.js-as sukasi ten 7 Windows'uose, mes su operacinė sistema bendrausime va taip ir taip. Kitas funkcijas reikės kviesti iš operacinės sistemos. Tai va, o aš, pavyzdžiui, asmeniškai nenoriu tuo ieškoti dalykų ir kaip man priversti tai padaryti tą operacinę sistemą. Tai mes turime layerį, kuris išsiaiškina, kaip bendrauti su kompu ir mes tiesiog to Node.js-o paprašom, sakom, Node.js-ai eik paprašyk operacinės sistemos, kad jinai sukurtų už mane failą. Tai realiai mes net neprašom tiesioginio kūrėjo, mes per draugo draugą paprašom, kad sukurtų. Ir tai turbūt operacinė sistema dar turi savo submodulius, kurių jinai paprašo. Tai nes vien hardvaras, skiriasi hardvaras, aiškiai, bus skirtingi metodai, kaip tai sukurti. Ir netgi iki tokio lygio, kad kietoje to HDD disko, jo BIOSai bus kitokie negu SSD disko. Ir net skirtingo gamintojo, kiekvienas turi savo BIOSus, kiekviename hardvare skirtingus. Tai jau viena operacinė sistema yra rinkinys visokių programų ir instrukcijų, kaip bendrauti su visais fucking skirtingais hardvarais. Tai aš niekada nenorėčiau užsiimti tokią pornografiją. Niekada. Kažkas to užsiima. Nu. Ir jeigu išleidžia naują kažkokį įrenginį, ne hardvarą, naują kietą diską, whatever, tai skambinkis gamintojui, aiškinkis, kaip dirbti su jo technika, kokios ten funkcijos, kokie ten nuliukai, vienetukai turi vaikščioti, kurioje vietoje, kaip ten juos integruoti, kad mano programėlė galėtų kažką daryti. Už jokius pinigus aš nedaryčiau tokio darbo. Tai Node.js yra tarpininkas, kuris moka bendrauti su operacinė sistema. Operacinė sistema turi dar savo tarpininkus, kurios galiausiai atvažiuoja kaip realiai fizinio aparato. Kažkas gauna už tai babkes, man atrodo, nebent jie yra open sourciniai. Tada juos tenai visai kaip. Kai trūksta iššūkių, žmonės pradeda kurti savo operacinės sistemas. Kai tik tai pradeda kurti, praeina kokie 3 metai, sako, blemba, iš vietos nepajudėjau. Nes ten pornografija. Niekada. Tausme, net bazinį Linuxą, kai kažkada prieš 10 metų, tas pats Torvaldsas, jisai kūrė metus laiko, kelis tūkstančius kodų eilučių, vien tam, kad bazė pasikurtų. O Linuxai tai yra jau 1000 kartų išpūstas dalykas iš tikrųjų. Tai jeigu dabar kas nors vienas apsiimtų, fuck it, nemokat jūs kodinti operacinių sistemų, aš to susikursiu. Ten yra 100 metų žmogaus valandų non-stop dirbant. Tai joks gyvas žmogus nesukurs operacinės sistemos vienas pats. Čia gera naujiena, ne? Abejoju. Labai smarkiai abejoju. Ne, niekas nesukurs. Prasme, netgi kiek skaitinėjausi, tai praktiškai visi rekomenduoja bandyti kurti operacinę sistemą. Vien tam, kad suprastum, kaip visa logika veikia. Jo, ant kiek tai yra savižudybė. Ir būtent bus tas depresinis momentas, kad tu kursi 5 metus ir praktiškai nepajudėsi iš vietos. Net nebus panašu į jokią operacinę sistemą. Tai tada fuck shit. Visą. Abejojusi irgi nepadės. Jo. Tas daiktas labai mėgsta nusišnekėti. Taip. Pažiūrim, kas toliau. Kreitas, rydas. Stringai ir rydas,
ką jisai man grąžins. Jisai grąžins šitą daiktą, pala. Kai create rašiau, tas irgi galioja, nuostabu. Ir čia parašysim as boolean ir erroras. Ir tas susitvarko readas, nes neužregistruotas šičia. Tai čia bus readas ir šituos reikia išmesti. Va, taip va, kas dar lieka, readas yra sutvarkytas, yes, read publikas treimintas pathas. Tai šitas daiktas, ką jisai grąžina stringą. Ai tiesa, dar vieną dalyką nepaminėjau, kad kai skaito kažkokiame kelyje esantį turinį, tai vienas iš parametrų, tai reiškia tas antrasis, yra galimybė nurodyti enkodinimą. Tai jeigu pamenat, kas tas enkodinimas, pamenat? O kuo skiriasi nuo ASCII, nes jie irgi tą patį turi A, B, C ir taip toliau simbolius? Ir kuo skiriasi nuo dar ten kokių nors 30 kitų enkodinimo versijų? Taip. Skirtingos abėcėlės. Pasiemi lietuvių, latvių abėcėlės, jos panašios, bet žiūrėk, 7 raidė abėcėliai pas vienus viena, pas kitus kita. Tai tas enkodinimas yra tiesiog sąsaja tarp nuliukų vienetukų serija, kompiuteryje reiškia žmonių pasaulyje tokį simbolį. Tai yra viskas. Tai reiškia, kai techniškai tu skaitai failą, tai tu techniškai skaitai nuliukų vienetukų seriją. Ir paskui jisai išverčia į mums ekrane atpažįstamus simbolius atitinkamai, tiesiog 1:1. Replace. Žmonėm mokėčiam gali priimti. Nu, galim pradėti mokytis visus. Taip. Čia grąžins tam promisą, tik jau be jokių erorų. Ai, ne. Ai, jo, su eroras, bet jisai pas mane grįžtavo kaip stringas, tai problemos dėl to nėra. Taip. Šitas read publikas. Ir va tą užregistravom. Viso. Kamu. Read public binary. That was scary. Klausimas. Čia kaip bandai nuskaityti, binary nuo tekstinio tuo ir skiriasi, kad kai skaito tą read failas, tas mūsų file system modulis, jisai perskaito iš kieto disko, per tas trečias rankas, ne apie operacinę sistemą, jis savo kviečia, bet esmė, kad file systemo read failas iš to nurodytos vietos tiesiog gauna nuliukų vienetukų seriją. Ir prieš tai aš tą nuliukų vienetukų seriją konvertavau į tekstinius simbolius, man suvokiamus, žmogui suvokiamus. O čia, kai kalba eina apie binary, tai tiesiog nedarau interpretacijos žingsnių ir palieku viską nuliukais vienetukais. Ir viskas. Tame skirtumas. Vienus tu bandai tiesiog suinterpretuoti, kitus palieki taip, kaip jie buvo kompe. Kuo ir skiriasi binary nuo tekstų. Nes techniškai viskas kompe yra binary. Viskas yra nuliukai vienetukai. Galit pabandyti išardyti, nerasit raidžių kompe. Na, jo, išspausdinta kažkur kažkas yra, ne? Nežinau. Paliksiu ramybėj. So,
Gerai, kodėl čia pyksta? Nes file contentas type buffer is not assignable to type string. Tai va, aš esu pasakęs, kad čia grąžinti ketinu booleaną ir stringą. Tai va, pavyzdžiui, šituo atveju viskas čia yra gražu ir faina, tas galioja. Bet šitoj vietoj, sako file contentas, ane, visgi tu tai gausi nebe stringą. Ir sako, tu gausi bufferį. Nes buferiai yra jėga. Telai. Kas tie buferiai? Nuliukų vienetukų serija. Galite įsivaizduoti, kad tai yra masyvas literary nuliukų vienetukų. Bitų. Bitų masyvas. Buferis. Tai va. Tai čia grįžta, kai nuskaitinėjai. As ir booleanas ir buferis. Noise. Ir dabar ką jis čia ant manęs pyksta? Ai, blemba, ne ten buferį įdėjau. Jo, žioplas. Žioplas. Opa. Nu va, tvarkingai. Dabar tvarkingai. Read public binary. Užregistruokim šitą daiktą. Tai viskas ten taip pat, išskyrus gali būti dar buferis. Nuostaba. Update'as iš esmės yra 1:1 kaip kad kurti. Vienintelis skirtumas ir galim paskaityti, ne? Bandymas bus surasti, kurioje vietoje nori dirbti, tai reiškia tą visą kelią susikonstruoti. Tada yra bandymas gauti prieigą prie ir bando atidaryti failą į nurodytą vietą, tik tai šį kartą flaguose yra R+ flagas. Tai, kad galėtų updatinti ir pliusas, dabar galvoju, kažką, nebeatsimenu. Ai, man atrodo, sukuria, jeigu failo nebuvo, bus galima eit pasitikrinti. Truncates'as, pirmas dalykas, net jeigu failas egzistavo, kai jį atidaro, pirmas dalykas viską išmeta lauk. Išvalo, tuščiai. Nebėra nieko. Ir tada užrašo ant viršaus. Tai reiškia, jeigu ištrinčiau va šitą eilutę, jeigu čia parašytume WX, tai yra 1:1, kaip kad buvo sukurti failą. Tai vat skirtumas yra, man reikia kitokio permissiono ir prieš rašant į failą, pirmiausia, viską išmesti lauk, kas jame buvo iki tol. Klausimas yra, kodėl? Todėl, kad, įsivaizduokit, jeigu faile buvo labas, toks turinys išsaugotas, ane? Ir dabar aš noriu į šitą failą įrašyti žodį vakaras. Kokios yra galimybės? Kaip gali atrodyti rezultatas? Ką reiškia į failą įrašyti žodį vakaras? Vienas variantas yra visiškai nuo nulio parašyti vakaras. Nurašysiu į apačią, kad tipo naujos versijos. Kokia kita versija būtų? Nu, taip pat, įsivaizduokim, pirma eilutė yra originalus turinys, antra eilutė naujas turinys. Ne, tai reiškia, tiesiog perrašiau viską kapitaliai. Lygiai kaip buvo su tuo truncate, viską ištrini lauk, parašai vakaras, antros eilutės rezultatas. Bet dar gali būti ir kitas rezultatas. Ką reiškia parašyti į failą žodį naują, žodį vakaras. Palieki tas, kas buvo ir tiesiai rašyti toliau. Rezultatas. Ne? Tai depends. Tai reiškia, jeigu buvo kažkoks turinys, ką su juo daryti ir ką daryti su naujuoju turiniu. Tai reiškia, ar tęsti rašymą toliau iš galo,
tiesiog visą laiką pridėti, ne, appendas, ar visgi sakyti, viską metam lauk ir rašom iš naujo. Vienas variantas. Galime sugalvoti, pavyzdžiui, kitą turinį, kas čia būtų be pasikiškę kopūsteliaudamasis. 29. Daugiau neprisimenu. O jeigu dabar noriu parašyti vakaras arba noriu labas parašyti, kaip būtų? Kokios galimos versijos? Prieš po. Tai Vienas labas gali būti priekį, kaip minėjo, gali būti labas gale, galėjo būti labas viską išmetu lauk ir vietoj jo parašau. A koks dar galėjo būti variantas? Žinot, koks dar galėjo būti variantas? Va toks variantas. Pastebit, ką padariau su paskutinė versija? Teisingai. Aš gavosi, kad šiaip tais originalų turinį kaip ir palikau ramybei, tiesiog ėjau iš eilės ir overridinau tik tai tas pozicijas, kurios persidengia su naujoju turiniu, o visą kitą, ko neužrašiau ant viršaus, palikau ramybei. Tai by defaultu, jeigu nebūtų truncato dalies, elgtųsi pagal šitą paskutinį scenarijų. Tiesiog pradėtų viską nuo pradžios ir užrašytų ant viršaus. Ko nepaliestų, tas liktų toliau galioti. Tai not fun. Visiškai not fun. Nes paskui sėkmės atspėt, kur tas labas yra. Tai va, tai dėl tos priežasties mes atsidarom failiuką, viską išmetam lauk ir užrašom iš naujo. Ir dėl tos priežasties, kadangi užrašome viską iš naujo, tai kai jūs norėsite updatinti failą, tas turinys, kuris ateina, reikia turėti omeny, kad turi ateiti pilnas 100% naujas turinys. Ne ką pridėti ekstra ten kažkur, nes vėl, jeigu pridėti kažkur, ne, tai tau reikia parodyti, nuo kurios vietos iki kurios vietos įterpti. Mes čia tokio dalyko, kur įterpti neturime. Galėtume sugalvoti mechanizmą, kur įterpti, bet vargo vakarienė būtų. Labai daug logikos reikėtų. Stringas, kontentas gali būti bet kas. Promisas toks ir toks. Čia booleanas ir erroras. Ir aprašom šitą. Bet tai kitose programose updating vieną, irgi stringai. Updating vieną dalyką. Update'as visą laiką veikia tuo pačiu atveju, nesvarbu, apie kokias programas eitų kalba. Tapsime, ištrina jo turinį, ne failą. Čia du skirtingi dalykai. Jeigu gilintis, kaip iš tikrųjų veikia failo atnaujinimas ir jo rašymas, ten yra įdomiau. Čia tokia dar biškį supaprastinta versija. Nes kai reikia updatinti kontentą, ten jis paprastai neapsiupdatina. Bet jeigu jau mes lystume į tą žemiausią lygį, bet nereikia. Taip, update'as, šį čia errorų nebemeta. Ir paskutinis dalykas yra delete'as.
deletas, ką jisai gauna, gauna stringą ir gauna stringą ir dar gauna šitą daiktą. Taip, ir deletą reikia užregistruoti ir deletas tas pats, kas readas. Nuostabu, klaidų neberasta, bet, paskaitom, ką reiškia deletas, ane, ką jisai daro. Tai reiškia, jisai bando surasti, sukonstruoti kelią, tai apie kokį failą čia jis galiausiai kalba. Tada pabando operacinės sistemos paprašyti, kad jį unlinkintų ir viskas. Nebelieka kelią. Jisai kaip ir nebeegzistuoja, kai tu paprašai užklausą užduodį, jisai, sako, kad jo užduotas nėra. Jis iš tikrųjų netokį failą atlieka. Taip. Kad ištyrimui vyksti, gali atskestis. Taip, nes unlinkas būtent ir yra tame, kad pats fizinis failo turinys, jisai lieka kietajame diske, tik tai nelieka tos nuorodos, kaip jį rasti, kur jis prasideda, ko nebelieka. Čia būtent apie tai ir eina kalba, kad paskui dėl to tie file recovery yra įmanomas. Nes file recovery programos, ką jos daro, jos skenuoja visą diską, jos žino, ką diskas savo vietoje turi atskirą registrą, kur yra sužymėtas sąrašas failo pavadinimas ir kur jisai prasideda. Tiesiog, kur ir kas yra padėta. Ir viskas to užtenka. Tiesiog, kur yra pradžia failo. Yra atskiras masyvukas toksai, kietajame diske išsaugotas. Tai iš esmės, kai linkini, tu tiesiog pašalini tą įrašą, kur ieškoti to, netgi, kaip pavyzdžiui, bibliotekose, kai būna atskira spintelė, kur yra kokia knyga ir kur jinai padėta, kokioje lentynoje, kurioje vietoje. Iš esmės, tu pašalini tą įrašą, kur ieškoti knygos. Bet knyga egzistuoja, nebent kažkas atveža ir į tą vietą įrašo naują informaciją ir tada jau viskas, tafla. Mes gauname ištikrinį failą ir galime kažką vietų. Oficialiai taip. Taip. Bet tu to nematai. Matai, jeigu jam laisvą. Tiesiog sakai, kad tos vietos nereikia saugoti, iš esmės. Nes laisva nepanaudota kieto disko vieta, tai yra ta vieta, kurios nereikia saugoti, protektinti nuo galimų overridinimo. Ir pavyzdžiui, vieną dar pakimą, jeigu tau apsindėjimas failą ir tu padėjai fragmentaciją. Tu deminti failą, tai grandžiai tvarkingai, kad būtų paprasčiau pasiekti. Tai paprasčiau būtų perdaryti to populiarų. Kadangi kartai buvo netikti. Tai tada visus tuos linkimus failus galėdavo perrašyti dalinai. Nes fragmentacija yra, kad dalis failų yra šitoj kampo vietoj, dalis šitoj kampo vietoj. Linkintais jau būtų šakės po fragmentacijos. Fragmentacija dirba. Visada, žinai, nes overridins ant vietos, kuri buvo tipo laisva, o ten buvo kito failo turinys. Kuriem pasiseka. Būtent kuriem pasiseka. Dėl to noriu įvairios 100 gigabaitų kartų. 100 gigabaitų informacijų. Tai iš 50 gigabaitų šiaurės grįžta informacija vykti. Taip. Teoriškai aš negalėčiau dar nepavyzdžius. Maždaug gaunu vieną. Dažnai vieną. Visą geltonai. Kaip užimta informacija. Ir pusė dienos tu sakai, kad reikės perdaryti. Jis vis dar geltona, bet tu jau pasakai, kad reikės perdaryti. Ir tu pasiimi dažnų. Ir tie dažnai yra tavo informacija. Ir tu gali tą pusę visiems nori. Gali kelti tos pusės nudaryti. Gali pusę tos pusės nudaryti. Gali visą tą pusę nudaryti. Ir tiesiog informacija tik lieka.
dar galima statyti. Šitą man teko dirbti su grįžinimu informacijos ir jie. Čia mano kietasis diskas. Jisai turi 16 atminties ląstelių. Tai reiškia, aš galiu išsaugoti nuliuką, vienetuką, nuliuką 16 kartų ir viskas. Čia mano kietasis diskas. Aš daugiau neprisiminsiu, jeigu tu man parašysi. Fiziškai viena atminties ląstelė iš tikrųjų gali būti matuojama ne bitais, bet gali būti matuojama megabaitais. Arba ten keliais kilobaitais. Nuo ko tai priklauso? Koks tenais yra fas. Atsimenat kokio nors ten fas, neatsimenu 2, kaip jis ten vadina? Fatą? FAT 32. Arba Jo, teisingai. NTFS. Va. 2 populiariausi kietųjų diskų formatavimo standartai šitie. Senas, jo. Įdomu, jis turi kokį šiam 4 versiją. Čiųjų gal galėtų. Bet anyways. Esmė yra, kad kietojo disko niekas po vieną bituką nedalina. Nes neįmanoma, viena vertus, nebūtų įmanoma naudoti. Taip reikėtų pasakyti. Kodėl? Nes viena ta ląstelė yra sudaryta iš tikrųjų iš 3 sekcijų. Tai va ta viena ląstelė. Jinai turi savo, aš dabar vadinsiu ID, bet iš tikrųjų čia vadinasi, ką tu čia dirbi? Jinai turi, reiškiasi, pirmą dalį savo adresą. Reiškiasi, mano adresas. Ir jos adresas, pavyzdžiui, yra, gerai, 0. Tai reiškiasi, aš dabar kalbu apie, tokiu būdu pasakau, kad aš kalbu apie va šitą nulinę ląstelę. Ne? Čia ląstelė būtų 1, ląstelė 2, ląstelė 3, ląstelė 4, 5 ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, mano tas kietasis diskas, priklausomai nuo kurį formatą pasirinksi, tiesiog sukurs N ląstelių ir jų dydis gali skirtis ir jų kiekis atitinkamai. Sekantis dalykas, čia yra jūsų kontentas. Aiškiai, čia yra nuliukų vienetukų serija, kurią realiai ir prisimena jūsų tą ląstelę. Ir paskutinis dalykas yra next addr SSC, next address. Pavyzdžiui, 3 arba 5. Anyways, nesvarbu. Kodėl? Kodėl reikia šito dalyko? Įsivaizduokit. Jeigu aš turiu kokią picture, kiek pas mus nuotrauką sveria? Kokius 3,5 megabaitų. Okay? Tai reiškiasi, tam, kad aš ją pilnai sugebėčiau išsaugoti, man reikia minimum 4 laisvų ląstelių. Minimum. Tai tarkime, jeigu čia yra visiškai švarus kompas, tai dalį nuotraukos įrašau čia, kadangi neužteko vietos, tai aš parašysiu, kad next yra į vienetą. Ir įrašau čia, net ant tą nuotraukos antrą dalį, kadangi vis dar neužteko vietos, nes įrašiau tik tai 2 megabaitus iš visų ten 3,5, tada sakau, kitą dalį įrašysiu čia, dar kadangi neužteko, įrašysiu dar va čia likusi 0,5 megabaito. Tai faktiškai iš visos laisvos vietos aš būsiu užrašęs tik tai pusę ir likę galimi bitukai bus 0,0,0,0,0.
ar whatever, kaip jūs pažymėsit operaciniai kietajame diske žymenį kažkur padėsit, kad va čia yra pabaiga, kad nebe originalus turinys, o kaip tik tai yra originalus turinio pabaiga. End of file vadinasi simbolis. Ir čia viskas. Čia jau nebėra tos trečios dalies, aiškiai, kur skaityti toliau. Kai reikia ateiti įrašyti, pavyzdžiui, naują failą, tai aš tiesiog toliau varysiu iš eilės. Čia kažką įrašysiu, tada sakysiu, kadangi neužteko vietos, tai einu rašyti į 5, čia kažką įrašysiu, kadangi neužteko vietos, sakysiu, einu rašyti į 6, ne, čia yra mano 6, ir čia kažką įrašysiu, viskas. Įrašiau, užteko 3 ląstelių, kad visą informaciją išsaugoti, darbas baigėsi. Tada ateinu 3 failą bandau įrašyti, sakykime, bandau viską iš eilės rašyti, nu tai sekantis failas bus čia biškį įrašysiu, kadangi neužteko vietos, tai sakysiu, kas čia 7, 8, sekantis važiuoja į 9, čia įrašau ir, sakykime, baigėsi darbas. Dar vieną failą noriu įrašyti, nu tai čia najas, ne, įrašau, kas čia gaunasi jau 10, sakau, kadangi neužteko vietos, tai įrašysiu čia, tai aiškiai, ieškok 11, ieškok 12, baigėsi darbas. Dabar klausimas, kai jums reikia iš kietojo disko perskaityti failo X turinį, kaip rasti ir perskaityti? Vienas variantas yra eiti iš eilės ir klausti, ar čia yra failui X skirta pradžia. Ne. Ar čia pradžia? Ne. Ar čia pradžia? Ne. Ar čia pradžia? Ne. Ar čia pradžia? Taip. Ir tada pradedi skaityti, sako, kadangi čia dar ne pabaiga, skaityk 5, perskaitau šitą, kadangi ne pabaiga, skaityk šitą, perskaitau šitą, kadangi čia nieko nebenurodyta, viskas. Perskaičiau. 3 ląsteles iš eilės. Bet tam, kad būtų patogu ieškoti, nes dabar įsivaizduokit, kas jeigu čia yra milijonas ląstelių. Tiesiog skaidykit patys savo kietąjį diską, kuris yra terabaitas, ne, po 1 megabaitą, tai jūs ten turit milijonais tų ląstelių. Kaip greitai ras? Abejoju, kad greitai. Tai ką tada jie sugalvojo padaryti? Tam ir yra mūsų failų tas savotiškai registras. Kietojo disko lygyje. Sako, ten kažkoks picture, jisai prasideda ties adresu 0, X prasideda ties adresu 5, K prasideda ties adresu 9, M prasideda ties adresu 11. Tai aiškiai, kaip aš paprašau perskaityti man failą, pirmas dalykas, aš perbėgu per šitą mažą masyvą, kuriame susižinau pirmą adresą, nuo kur man reikia pradėti skaityti. Ir nubėgu prie to adreso ir pradedu skaityti. Nu, kas tada įvyksta? Nu, ir skaitau. Čia perskaitau, darbas baigtas. Išeinu. Panašus dalykas. Paskui kitas klausimas, sako, man reikia ištrinti failą K. Tai viskas, ką aš padarau, aš realiai ateinu ir tiesiog pašalinu va šitą įrašą. Va čia yra unlink. Turinys techniškai liko, jeigu turėčiau mechanizmą, galėčiau pereiti per visą va šitą kietą diską, surasti visus failus, kuriuos sistema žino, kad jie egzistuoja, tiesiog ignoruoti šitas ląsteles, nes jos yra žinomos, jose yra žinomas turinys. Ir galiausiai susižymėti atminty ląsteles, kurios yra arba nežinomos, arba dar niekada nepanaudotos. Tai, pavyzdžiui, rastų ten va tas K atvejus ir rastų va šituos. Iš viso to aš galėčiau atbulinę tvarką sudarinėti grandines, tokias kaip, pavyzdžiui, su K. Aš matau, kad tai yra susijusios tarp jų saviląstelės ir mano ta file recovery programa surastų tą grandinėlę ir sakytų, žiūrėk. Yra turinys, kuris dalinai susiriša, jo kaip ir čia nėra pateikto, tai turbūt tai yra ištrintas failas. Klausimas, nori atstatyti?
kadangi jis žino grandinėlę, kad yra susijęs tarpusavyje iš 9 į 10 ląsteles bėgimas, jis žino, kad čia yra galva, čia yra uodega, neįdomu. Jeigu sakai atstatyk failą, tai jisai sakys, ok, K lygu 9. Viskas, file recovery's įvyko, sveikinu. Bet kas gali atsitikti, ne? O kas jeigu mes būtume va šito daiktą visiškai pašalinę, čia būtų kažkoks kitas dalykas ant viršaus užrašytas, tai techniškai šito nebebūtų ir būtų tik tai K9. Bet prisimenat, failas faktiškai nuo pat gimimo buvo sudarytas iš 2 dalių, per 2 ląsteles įrašytas. Tai net file recovery's, ką jisai pasakytų, kad jo, aš matau, kad yra 9 ląstelė, kuri šiaip tai kaip ir kažkada buvo kažkas joje parašyta, bet jisai nežino, ar čia yra visa informacija, galbūt. Nu gerai, šituo atveju jisai žino, kad reikėtų skaityti next, bet tas next persidengia su kitų failų ir tokiu būdu gali atpažinti, kad yra corruptionas. File corrupted. Esate turbūt girdėję apie dalykus. Arba jeigu būtų kaip tik, įsivaizduokim, galva ištvinta ir čia overridintas kažkoks X-as, tas praplėstas, ne, čia eitų į 7 ir čia jau nieko nebelieka. Lieka toks plikas K ir viskas, ką atpažintų, kad yra 10, jisai žino, kad čia iš failo K, jeigu bandytų atstatyti, sakytų, eik į šitą ląstelę ir tada jo nepavyktų atidaryti. Kodėl? Nes iš visų tų nuliukų vienetukų serijos, kuri yra išsaugota vis dar, kurią įmanoma matyti kietajame diske, yra tik tai failo pabaiga, pradžios trūksta. Tas pats, kas ateitumėt į kokį nors ten va package JSON ir išsaugota yra tik tai va šita dalis. Tai ką jūs iš tos likusios dalies, ne, kurią dabar pažymėjau, ką jūs galite iš to pasakyti? Nieko. Trūksta pilnos informacijos. Negalite atgal surinkti visų gabalų. Tai problema. Problema. Ir tada lygiai panašiai reiškiasi, kai reikia įrašyti kokį nors naują failą, kai buvo ištrintas, ką jūs, sakykime, ten koks nors A failas, ne, ir jisai užims pas mane 5 ląsteles. Tai mano operacinė sistema, jeigu tai būtų SSD diskas, ypač jeigu tai yra SSD diskas, tai jisai žiūri dar kiekviena ląstelė, kiek kartų buvo naudota. Nu, nes SSD turi ribotą gyvybių kiekį, jos tam tos ląstelės miršta po truputį, tai bando visas ląsteles vienodą kiekį kartų panaudoti. Tai aiškiai, čia įrašytų A, nes tai yra mažiausiai panaudotas kiekis, tada sakytų, eikite ant tą sekantį, čia įrašytų, čia įrašytų, čia įrašytų ir sako, man reikia dar vienos ląstelės, kurią panaudos, va šitą nesenai laisva ir overridinant viršaus. Ir dabar kas atsitiko, mano failas techniškai yra išmėtytas per skirtingas kietojo disko vietas. Kas aiškiai, jeigu įsivaizduotų tą HDD diską, ne, kur suktukas yra, tai galvutei, kuris skenuoja kietą disko paviršių ir nuskaitinėja, dalį laiko, jei labai sekėsi, viską gali iš eilės skaityti ir paskui reikia padaryti šuolį į naują vietą. Ir gaunasi, kad jeigu jūsų failai ir kietojo disko turinys yra labai fragmentuotas, tai reiškia išskaidytas į daug dalių, tai galvutei tam, kad perskaitytų pilną failų turinį, reikia taip šokinėti per daug skirtingų vietų, kas labai sulėtina skaitimą. Tai va dėl to, ypač su HDD diskais, kurių celės žymiai ilgiau gali gyventi, labai apsimoka labai reguliariai daryti defragmentavimą. Tai reiškia, kad iš daug skirtingų dalių sudėtų viską į kiek įmanoma vientisesnį srautą. Tada skaitimas bus iš adreso į adresą tiesiai ir galvutį nereikia smarkiai šokinėti, tiesiog natūraliai juda iš eilės. Logika. Grožis. Tai va, kietasis diskas iš tikrųjų yra sudarytas iš 2 dalių. Yra jūsų būsimas failų registras, jisai kažkiek turi megabaitų vietos ir yra likusi dalis, kuris skirta turiniui, toms ląstelėms. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl tipinėse priklausomai nuo formato pasirinkimo, nes jie irgi nėra vieninteliai, jūs turite ribotą kiekį failų, kiek įmanoma įrašyti kietą į diską. Nes
viskas priklauso nuo šitos vietos. Kiek jinai gali savyje turėti ten tų eilučių. Tai nuo to ir priklausys, kiek galite turėti individualių failų. Tai teorinis maksimumas, jeigu vienas failas pilnai visą laiką telpa į vieną ląstelę, tai max, kiek galite turėti failų, yra tiek, kiek yra ląstelių. Max. Nedaugiau. Nu, žodžiu, kosmosas, ką? Smagu. Norit parašyti savo algoritmą, kaip defragmentuoti failus? Šiaip būtų geras pratimas. Tai gal jau susibūrėm savo operacinę sistemą susikūrėm. Let's do it. Ką jau čia smulkintis. Visom 4 aš. Bus ne Windows, ką nors naujo sugalvos. So. Failai done. Bandom panaudoti. Tai panaudojimas atrodys testinis toks. Čia aš tiesiog pademonstruosiu, kad įmanoma apskritai dirbti su tuo failu, ne? Tas failiukas, kur buvo darbui su failų sistema. Tai jis yra pas mane suimportuotas. Tai pirmas dalykas, kai aš kreipsiuosi į bet kokį tekstinį failą, tai aš vis dar dirbsiu per Insomniją, kad tiesiog vieną kartą hitintų ir būtų darbas baigtas. Tai ką mes padarysim, įsivaizduokim, mūsų būsimas kontentas, kurį reikia įrašyti į failą, yra labas. Tarkime. Tai tada mes, kadangi ten yra sinchroniniai dalykai, bandysime palaukti, kol failas sukurs, kur direktorija bus. Čia geras klausimas. Reikia žiūrėti iš šito file.ts pusės. Jeigu mes pačiam viršutiniam levelį turėtume, pavyzdžiui, data folderį, tai man reikėtų pasakyti, kad kelias, kur ten kelias yra į datą, failo pavadinimas bus demo.txt ir kontentas bus ten tas mano kontentas. Kažkas tokio. Tai pažiūrėsim, ar sukurs ar ne. Ir awaitas vyksta dėl to, kad jisai galimas tik tai asinchroninėse funkcijose, tai reikia susirasti, kur ta tėvinė funkcija, o tai yra va šito requesto, ir čia dar rašyti, kad ji yra asinchroninė. Ir viskas. Čia refreshinasi. Šitą išskleidžiu, čia pabandau pasižiūrėti, sendinu, volia, čia nesukūrė, o kur sukūrė, net eroro jokio neišmetė, jėga. Kodėl? Kaip gerai, kad create'as mums grąžina savo kažkokį responsą, tai galim pasižiūrėti, kas bus ten file response ir jeigu jį išsispausdinti, va. Ir žiūrim, ką turim, ne? Jisai sako, no such file or directory, nepavyko atidaryti, server disto viduj ieško .data folderio, kuriame būtų data, kuriame būtų demo.txt. Blogas visas kelias, ne? Ok. Tada, kadangi šitas tiesa, čia gal mes galėtume su public, problema iš esmės yra mano tos funkcijos, kurios esu susikūręs, nes jos vienareikšmiškai yra pasakiusios, kur jos apskritai bandys įrašinėti. Tai mes, sakykime, galim į publiką galbūt nueiti, įrašyti kokį arba, bet pas dista.data irgi ne kažką tais. Tai galim kelti leveliais į viršų. Jo, ./. Vienu leveliu atgal. Išsaugau. Opa. Eroras, bet šį kartą disto data tas. Nėra. Ok. Dar vienu leveliu atgal. Opa. False, nėra eroro, viskas yra ok, sako.
Ir jeigu pasižiūrėti, yra folderis data, jame yra demo.txt, jame yra žodis lapas. Įrašiau kontentą. Jeigu norim paskui po viso šito sukūrimo patikrinti, ne, čia file šito, čia bus, netgi taip pervadinsiu, į file create responses. Sekantis dalykas, kai jau sukūriau, tarkim, galim pabandyti file read ir čia bus responsas, tai reiškia, pabandysiu palaukti, kol su failu ten ta mano bibliotekėlė, pabandys perskaityti ir klausimas iš kokios direktorijos ir koks failo pavadinimas, nu tai bus tas pats, ką aš čia ką tik nurodžiau, šituos du parametrus jam paduosiu. Tai tegul, sakau, nueikit tą folderį, paimk tą failiuką, perskaityk. Ir jeigu išsispausdinti responsą, kuris grįžo, pirmas dalykas, pastebit, kas atsitiko? File already exist. Čia vienas iš tų create esančių flagų, tas WX, kuris neleidžia sukurti failo, jeigu jis jau egzistuoja. Bet jis bandė. Jeigu failą aš ištrinčiau, jis sėkmingai sukurtų ir taip toliau. Bet nepaisant to, kadangi failas jau egzistuoja, perskaityti pavyko ir perskaitimas sako false, errorų nėra ir turinys yra štai toks. Jame tame faile realiai toks yra stringas, ne? Dvigubose kabutėse parašyta žodis labas. Jeigu norite pamatyti normalų originalų turinį, tai pasiemat ten tą vienetuką ir kadangi aš žinau, kad kai rašinėjau kontentą į failą, aš ten naudoju JSON formatą, tai mes čia paskui galime išsiparsinti ten tą turimą turinį. Ir šį čia, voilà, išparsino normalią tą originalų kontentą, stringą labas. Tai va, grožis. Jeigu norim atnaujinti, principas yra tas pats. Tai bus file update responsas ir palauksim, kol failas eis updatins. Klausimas, ką updatins, iš esmės tas pats kaip su create, tik tai čia įrašysiu, sakykime, naują kontentą, kuris vadinsis labas vakaras. Ir trečias parametras bus labas vakaras. Tai reiškia, tam pačiam folderį tas pats failas, tik tai naujas turinys. Saugau, jeigu pasižiūrėti, koks responsas parėjo, opa, false, ok. Atnaujinti pavyko. Ar tikrai? Atsidarom failą, žiūriu, jo, labas vakaras. Viskas step by step padarė. Vis dar. Pirmiausia, bandė sukurti failą. Čia meta errorą, nes failas jau sukurtas antrą kartą nekuria. Jeigu norėčiau, kad jo nebūtų, tai šitą failą išmetu lauk, ištryniau, vėl requestą darau ir jisai tada čia jau, kas čia, failas, nusišneka, čia bugas kažkoks išlindo, šitą neištrynė. Tai sukūrė failą, perskaitė ir paskui atnaujino. Jeigu pasižiūrėti, jo, failas vėl atsirado, vėl su to naujausiu turiniu. Ir galiausiai, turbūt paskutinis žingsnis, ne, tai bus file delete responsas, sakysim, palauk, kol failas bandysim deletinti ir ką tu bandysi deletinti iš ten tos direktorijos, atitinkamai šitą failo pavadinimą ir jeigu išsispausdinti funkcijos grąžintą responsą, tai opa, false ok, kas reiškia pavyko ištrinti. Paskutinis šitas dalykas. Jeigu patikrinti, jop, failo nekvapo. Tai reiškia, ką jisai greitai padarė ir sukūrė, ir pasakė, reiškia, kas jame parašyta, tada pakeitė turinį, vėl galėjau paprašyti, kad išspausdintų, tai koks ten tas pakeistas turinys ir galiausiai ištrynė failą. Jėga. Taip, step by step. Mat ir naudojatės, ne, 4
4 darbiniai arkliukai, kai reikia dirbti su failais. Nes gali būti stringas arba eroras. Nes techniškai, kai nuskaitai, tai taip ir gali būti. Tai mes turėtume pasakyti, ne, viskas čia pavyko. Mes turėtume paklausti, jeigu yra eroras, tai tada vieną dalyką, bet jeigu tas booleanas grąžina false, tai tada, aiškiai, turėjo grąžinti string. Tai čia TypeScript'o negebėjimas suprasti, kas vyksta. Failai. Tai vat, kai reikės nuskaityti failus, tai jau realiai galite patys pasirašyti. Žinot kelią. Yra funkcija read iš public direktorijos ir atiduodat. Jo, visus šitos jau galite drąsiai parašyti, kad pavyktų atiduoti. Tai jo, tai jūs pabandysit surasti public direktorijoje esantį kelią CSS button. Tai realiai jums nieko ten rūpintis net nereikia. Tiesiog iškviesit failę read public. Tas read publicas jau moka skaityti public direktoriją. Techniškai dar reikėtų man sužiūrėti, kad tikrai tenais, nes man atrodo ten taip kaip parašyta, publiko jisai ieškos tarsi source'o viduj. Tai gali būti fucked up ir dėl to gali būti, kad reikės iš tikrųjų va šitoj vietoj dar po 2./ pridėti. Gali būti. Tai double check. Tai viskas. Jeigu ras failą, ras ir galite iš karto response contentą priskirti, neranda errorą priskiriat. Bandykit, pažaiskit. Pradžiui pažaiskit su savo, kūrėt failą, su kiekvienu ten responsu. Pažiūrit, kaip sukuria, nesukuria, perskaito, neperskaito. Kai pagausit kampą, kaip jūsų pats inicijuotas bet koks įvykis sukuria, perskaito konkretų jūsų norimą dalyką, tada galite bandyti išsiaiškinti, kas yra parašyta nuorodoje ir kaip tą kelią panaudoti, bandant perskaityti norimą failą iš public direktorijos. Pažaiskit.